Šiais metais baigėsi regionų krepšinio lygos pirmasis reguliariojo sezono ratas. Tai reiškia, kad komandos pamatė visas šio sezono varžoves ir susipažino su jų pajėgumu. B diviziono išvykoje Mažeikių Ventos progimnazijos aikštėje paskutinį kartą šiais metais Plungės Olimpas susitiko su Sedos Sedula Aibės komanda. Pirmojo kėlinio žaidimas tarp komandų prasidėjo įtemptai. Nors ir kiek sediškiai bandė priešintis Plungės krepšininkams, tačiau jiems nepavyko to padaryti. Jo pirmajame kėlinyje Plungės Olimpas susikrovė 12 taškų skirtumą, rezultatu 6-18. Antrajame kėlinyje Plungės krepšininkai dar padidino skirtumą 3 taškais ir jo komanda skyrė nemenkas 15 taškų skirtumas. Trečiajame kėlinyje krepšinio komanda Sedula Aibė bandė nepasiduoti plungiškiams. Sedos krepšininkai vis dėlto sumažino skirtumą 7 taškais. Ketvirtajame kėlinyje komandos pelnė po 16 taškų. Nors labai sunkiai sekėsi varžybos, bet Sedos komandai nepavyko pasipriešinti plungiškiams. Plungės Olimpo komanda laimėjo rezultatu 55-47. Plungės komandoje naudingiausias žaidėjas buvo pripažintas Mindaugas Ropus. Jis surinko 16 naudingumo balų, įmetė 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Modestas Jurkaitis taip pat įmetė 10 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Vytautas Danys įmetė 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Mindaugas Tamušauskas atkovojo net 14 kamuolių. Priešininkų komandai geriausiai pasižymėjo Andris Majauskis. Jis įmetė 20 taškų ir atkovojo 3 kamuolius. Marius Kazlauskas įmetė 4 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Iš 9 sužaistų varžybų Plungės Olimpas laimėjo 7 ir pralošė 2 rungtynes. Šiuo metu Plungės komanda užtikrintai turnyro lentelėje užima 3-ąją vietą. Pirmasis ir antrasis vietas dalinasi Pakruojas bei Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras. Tačiau plungiškiams dar yra proga kitais metais antrajame rate pagerinti rezultatą. Šio pirmojo rato sezono pabaigą plungiškiai pažymėjo draugiškų pasisėdėjimų ir šventę pratęsdami boulingo turnyre. Visi krepšininkai nuo rėmėjų gavo kalėdinių dovanų.